Laidą pristato Vilniaus visuomenės sveikatos biuras. Ligų yra tūkstančiai, o sveikata tik viena. Na, o šiandien kalbame ne mažiau aktualiomis temomis. Vaikų saugumas. Saugos kėdutės, saugos diržai, visa tai jau niekam ne naujiena. Ir retai kada sutiksime mamą ar tėtį, kuris rizikuodamas veža vaikus be šių saugumo priemonių. Tačiau kaip elgiamės kelyje, automobilyje, stovėjimo aikštelėse? Domėjomės, ką apie tai mano mūsų vaikai ir psichologai. Saugaus eismo tema aktuali visiems be išimties. Apie ją galėtume kalbėti tol, kol neišgirsime nė vieno pranešimo apie skaudžias eismo įvykių nelaimės. Šiandien į šią temą pažvelgsime tėvų akimis ir bandysime patarti, kaip jie turėtų elgtis kelyje, kad saugus būtų visų mūsų vaikai. Susipažinkime su dviem mamomis – Laima ir Ieva. Jie sieja ne tik tai, kad abi augina vaikus ir yra seserys, bet ir bendras pomėgis – ekstremalus vairavimas bei tinklalapis Autoledi. Sukurti vairuojančių moterų portalą idėja kilo taip pat ir dėl to, kad esame ir vairuojančios mamos. Kai gimė vaikučiai, pradėjome daug domėtis automobilinėmis kėdutėmis, kiek gali vaikas juose sėdėti, kiek miegoti ir pastebėjome, kad tos informacijos yra labai mažai. Ši prasminga veikla paskatino mamas atkreipti visuomenės dėmesį į dar daugiau esminių klaidų, kurias dėl informacijos trūkumo daro tėvai. Pačios darėm nemažai klaidų vien dėl to, kad daug ko nežinojome. Pavyzdžiui, kietieji lopšiai, kurie skirti uždėti ant vežimo rėmo, jie nepritaikyti vežti automobilyje. Taip, ten yra diržai, kuriais jie tvirtinasi, yra dirželis, kur prisegamas vaikas, bet toks kietasis lopšys yra ne automobilinė kėdutė ir vaikas joje nėra saugus jau vien dėl to, kad tas lopšys tvirtinamas ne prieš judėjimo kryptį, nėra galvytės atramos. Dar viena klaida, kurią įvardijo ne tik Autoledi įkūrėjos, bet ir specialistai, yra ta, kad automobilinėje kėdutėje, vadinamajame lopšiuke skirtame vaikams nuo gimimo iki 13 kg svorio, tėvai vežioja ar nešiojasi vaikutį kone visą dieną. Tokia kėdutė yra skirta tik vežioti mažylį ir joje šiam patartina praleisti ne daugiau nei 1,5 valandos. Taip pat po gimdymo mamos neįvertina savo fizinės būklės. Tokio lopšio nešiojimas gali sukelti rimtų nugaros problemų. Kalbant apie saugų važiavimą su vaikais, išlygų dėl automobilinės kėdutės neturi būti, net jei važiuojate vos 500 metrų, sako mama Ieva. Nuo šių metų lapkričio 1-osios visi vaikai iki 135 cm ūgio turės būti vežami naudojant tik specialias jų ūgiui ir svoriui pritaikytas atitinkamos grupės sėdynes, kaip to reikalauja bendros ES taisyklės. Taip pat kalbant apie bet kurią automobilinę kėdutę, labai svarbi vaiko galvos atrama. Ji turi būti nei per aukštai, nei per žemai. Kitos tėvelių klaidos, kurias įvardijo seserys, yra tos pačios kaip ir vairuojant be vaikų. Tačiau nesusimąstoma, kad kiti eismo dalyviai gali būti tėvai su vaikais. Neapdairūs vairuotojai dažniausiai viršija greitį, nesilaiko saugaus atstumo, kalba telefonu nesinaudodami laisvų rankų įrangą ar manevruoja nerodydami posūkių. Kalbant apie šią saugaus eismo temą, veikti tikrai yra ką, todėl Ieva ir Laima neketina nuleisti rankų. Išleidome jau pernai leidinį saugaus vaikų vežimo tema. Šiemet jį ruošiamės atnaujinti ir padidinti tiražą, nes pernai turėjome 2,5 tūkstančio, šiemet turėsime jau 5 tūkstančius egzempliorių. Juos išdalinsime iš tikrųjų labai tikslingai. Tai yra darželiai, poliklinikos, gimdymo namai, visur, kur yra mažamečių vaikų tėvai. Jau ne kartą specialistai yra pasakoję, kad tėvai vaikams pats geriausias pavyzdys, iš kurio jie mokosi. Todėl nereikia tikėtis, kad patys kelyje elgdamiesi neatsakingai išmokysime savo vaikus būti pavyzdingais eismo dalyviais. Pristatyti kitos mamos, kuris sutiko pasidalyti savo patirtimi saugaus eismo tema, turbūt nereikia. Tai Ingrida Martinkėnaitė, viena iš grupės 6-9 danguje vokalisčių. Kaip pati sako, dar didesnė atsakomybė elgesiu kelyje išugdė dukros atsiradimas. Dukrytę Mariją Ingrida dažniausiai visur veža pati, kaip ir šį kartą į baleto mokyklą. Ir nors kartais tenka daug kur suspėti, saugumas pirmoje vietoje. Šiandien irgi šiek tiek vėlavom, o ką darysi? Kad eismas yra Vilniuje gan sunkus ir daug, sakykime, gatvės remontas eina, reikėjo mums apvažiuoti vis kaip greitai. Tai mama skubėjo, bet nieko, galim pavėluoti 5 minutės, bet svarbu, davažiavom saugiai.
Diskusijų, kad išlipus iš automobilio reikia būti šalia mamos, kaip ir tai, kad automobilyje reikia prisisegti saugos diržą, Ingridai su Marija nekyla. Vaikas turi prisisegęs, turi žinoti, kad negalima atidarinėti durų, atidarinėti langų, trukdyti mamai, kai vairuoja. Čia ne aš. Sakiau, nesiginčiuk. Tai va. Taip pat Ingrida visuomet stengiasi paaiškinti savo dukrai saugaus eismo taisyklės ir jų nesilaikymo pasekmes. Žinoma, paaiškini, kad gali automobilis atsitrenkti ir tas dėdė tiesiog nebus kaltas, o jisai tiesiog nepastebės ir bus kalta tu. Tai tu turėjau augi ir būti atsakinga ir nesudaryti nei nemalonumų nei kitiem eismo dalyviam, nei savo turėti kažkokių sveikatos pato problemų. Tai reikia nuo mažų dienų taip save saugot. Taigi, tikimės šių mamų patirtis ir patarimai padės dar kartelį susimastyti apie savo elgesį kelyje.